Kągi, sveiki visi, tai yra C++ pamoka apie masyvus. Ir iš esmės masyvai, kas yra masyvai? Tai masyvai iš esmės yra panašus labai dalykas į kintamuosius, tik pagrindinis jų skirtumas yra tas, kad kintamasis gali saugoti vieną reikšmę, o masyvas gali saugoti daug reikšmių. Tai yra arba jūsų nurodytą kiekį reikšmių, arba neribotą kiekį reikšmių. Na, iš esmės tiesiog daugiau nei vieną reikšmę, kitaip tariant. O gali ir vieną saugoti. Tai kodėl yra padaryti tie masyvai? Tai tarkim, pavyzdžiui, jūs turite kažkokias 5 reikšmės, kurias norite išsaugoti. Tai jeigu tai darytumėte su kintamaisiais, jums tektų deklaruoti ir inicializuoti 5 kintamuosius su skirtingais pavadinimais ir tada priskirti jau tas savo 5 reikšmės kintamiesiems su skirtingais pavadinimais. O masyvai yra toks dalykas, kur jūs vieną kartą deklaruojate ir inicializuojate visas 5 reikšmės vienam masyvui su vienu pavadinimu. Tai iš esmės toks yra patogus dalykas programuojant tie masyvai, saugoti kažkokią kolekciją, skaičių, nežinau, teksto ir taip toliau, bet kokiu objektu. Tai pradėkim nuo masyvo deklaracijos. Tai tam, kad deklaruoti masyvą, mes turime nurodyti masyvo tipą, tai kokios reikšmės bus saugomos tame masyve. Tai vėlgi integer, string ir taip toliau, float, visi duomenų tipai, ne? Netgi pačių sukurti. Ir kitas dalykas, kurį nurodome, tai yra masyvo pavadinimas. Ir tuomet laužtuose tokiuose skliaustuose nurodysite, kiek tas masyvas turės reikšmių. Bet be abejo galite tuos laužtus skliaustus palikti ir tuščius, čia jau priklausys nuo jūsų ir visą tai tuoj paaiškinsiu. Tai pradėkime masyvo deklaravimą, tai parašykime jo tipą, tai tarkim mes norėsime sukurti masyvą, integer tipo masyvą pavadinimų skaičiai su 5 galimom reikšmėm. Tai integer tipo masyvas, užsirašome į nt. Tada eina masyvo pavadinimas, skaičiai. Ir toliau laužtuose skliaustuose mes nurodome, kiek tas masyvas turės reikšmių. Tai yra, kiek jis turės elementų su atitinkamom reikšmėm. Tai 5 elementai ir kabletaškis. Tai štai mes deklaravome masyvą ir galima pasileisti savo programą ir viskas bus sklandu ir pasileis. Tai iš esmės mes dabar tiesiog rezervavome atitinkamą vietą, tai yra atitinkamą atmintį jūsų kompiuteryje su integer tipo, tai yra integer tipo, kaip čia jums pasakyti paprasčiau, tiesiog rezervavote kažkokią vietą 5 reikšmėms savo kompiuteryje, kurios gali būti integer tipo. Tai realiai priklauso nuo jūsų kompiuterio architektūros, kiek tos reikšmės užims vietos jūsų atmintyje. Na, bet nesigilinkime kol kas į tai, o tiesiog žinokite, kad turite masyvą, pavadinimų skaičiai ir dabar kaipgi mums priskirti tas reikšmes į masyvą. Tai iš pradžio aš jums parodysiu tiesiog maždaug vieną paveikslėlį dabar, kuris simbolizuos jums tiesiog šitą masyvą, kurį mes ką tik sukūrėme ir jūs galėsite puikiai pamatyti maždaug šito masyvo vizualizaciją mano sudaryta. Tai matote, kad kiekvienas masyvas turi indeksą ir reikšmę. Tai indeksas tai yra to elemento unikalus, sakykime, numeris, pagal kurį galite pasiekti tą jau savo masyvo elemento reikšmę. Tai dabar turite matyti 5 tuščius stačiakampius, kurie ir simbolizuoja maždaug jūsų masyvo skaičiai elementus. Tai matote 5 stačiakampius, kas reiškia, kad tai yra 5 kažkokios tuščios, 5 kažkiek tušti elementai be jokios reikšmės. Tai iš esmės užsirašę tokią kodo eilutę mes ir sukūrėm tą masyvą skaičiai su 5 elementais, bet kol kas dar nenustatėm jiems reikšmių. Tai tam, kad nustatyti reikšmes, mes po viso šito deklaravimo rašome lygybės ženklą, toliau tokius sulamdytus skliaustus ir jų viduje nurodome jau savo integer tipo reikšmes. Tai atitinkamai, tarkim, 12, kablelis 20, kablelis 33, kablelis 47, kablelis 27.
Ir tai iš esmės reiškia, kad mes priskiriame savo masyvui penkias reikšmes tiems 5 elementams ir kiekviena šių reikšmių vėlgi turi kiekvienas masyvo elementas turi savo unikalų indeksą, pagal kurį mes galim tą reikšmę pasiekti. Tai tarkim, jeigu jūs kažkurią iš šių reikšmių norėsite atvaizduoti savo ekrane, jūs galėsite pasinaudoti indeksais, kad išgauti tą reikšmę. Atsiprašau. Ir dabar aš jums parodysiu paveikslėlį, kaip mūsų masyvas atrodo su inicializuotom reikšmėm. Tai kaip matote, tie stačiakampiai užsipildė jau reikšmėm, kurias mes suvedėm į tos sulenktus skliaustelius. Ir kaip matote, mūsų masyvas turi 5 elementus su 5 reikšmėm. Tai tam, kad pasiekti pirmą elementą, mes pasinaudosime indeksu 0. Todėl, kad C++ kalboje, kaip ir daugelį kitų, visas skaičiavimas ir numeravimas prasideda nuo 0. Ne nuo vieneto, o nuo 0. Tai norite išgauti pirmo elemento reikšmę, turėsite nurodyti indeksą 0. Jei norėsite išgauti 5 reikšmę, turėsite nurodyti indeksą 4. Tai grįžkime prie kodo ir, tarkim, mes norime atvaizduoti kintamojo, tai yra masyvo trečią elementą, tai yra trečio elemento reikšmę, kuri yra 33. Kaip mes tai padarome? Tai mes rašome savo masyvo pavadinimą ir laužtuose skliaustuose nurodome indeksą. Tai yra elemento indeksą, kurio reikšmę mes norime išgauti. Tai yra trečias elementas, tai atitinkamai jo indeksas yra 2. Todėl, kad 0, 1, 2. Tai laužtuose skliaustuose nurodome indeksą 2. Ir tiesiog į ekraną mes išvesime jau tą savo atitinkamą tekstą. Tai, kaip matote, turime tą reikšmę ekrane ir principas labai paprastas. Tai deklaruojame kintamai nurodę jo tipą, pavadinimą ir kiek jis saugos reikšmių. Ir toliau sulaužytose, tose aplamdytose skliaustuose nurodome 5 reikšmės atitinkamai savo masyvui. O tam, kad išgauti kažkurią reikšmę, mes tiesiog nurodome indeksą to elemento. Tai čia, manau, viskas paprasta ir aišku. Toliau galima ir nenurodyti savo masyvui elementų skaičiaus, tai yra galima tos laužtus skliaustus palikti tuščius. Štai taip. Tačiau, jeigu bandysime pasileisti programą, matysime klaidą 7 eilutėje, kas reiškia, kad jeigu mes nenurodome, kiek masyvas turės elementų, mes būtinai turime tada iš karto jam inicializuoti kažkokias reikšmės. Tai tarkim nustatyti 12, 13 ir 14. Ir dabar, jeigu bandysim pasileisti programą, viskas bus ok, todėl kad iš esmės C++ iš mūsų reikalauja, kad mes deklaruodami masyvą, nenurodydami masyvo elementų skaičiaus, iš karto tas reikšmės jam priskirtume. Tai šiuo atveju priskiriame 3 reikšmės, tai mūsų masyvas susidaro iš 3 integer tipo reikšmių. Ir lygiai taip pat mes galime išgauti atitinkamo elemento reikšmę, nurodę jo indeksą. Tai tarkim norime išgauti skaičių 14, kas yra trečias elementas su indeksu 2, nes 0, 1, 2. Nurodome čia indeksą 2. Ir mums į ekraną išves skaičių 14. Tai, manau, viskas paprasta ir aišku. Ir ateities pamokose mes dar kalbėsime apie masyvus, tai yra apie daugiamačius masyvus ir panašiai. Tik dar vienas tada toks, sakykime, dar viena tokia C++ gudrybė, kad C++ nereikalauja, atsiprašau, lygybės ženklo inicializuojant reikšmės masyvui, tai mes galime pasidaryti tą patį ir be lygybės ženklo, tiesiog pasirašydami tokį variantą. Tai sutaupome iš esmės vieną simbolį ir viskas veiks lygiai taip pat. Ta prasme, jeigu mes pasirašysime kažką tokio, štai taip, 2 tokias eilutes, tai iš esmės jos yra vienodos ir identiškos. Na, tik šiuo atveju mes negalime to padaryti pagal taisyklės, nes mes jau esame deklaravę masyvą pavadinimų skaičiai, todėl jeigu bandysime pasileisti, mums 8 eilutėje išmes klaidą, kad na, maždaug mes jau turime deklaravę tokį masyvą su tokiu pačiu pavadinimu ir negalime padaryti to dar kartą. Bet iš esmės šios 2 eilutės yra tokios pačios, tai tiek šita eilutė yra
ta pati ir reiškia tą patį ir lygiai taip pat deklaruoja masyvą ir priskiria jam reikšmės. Tai tiek šiam kartui, ačiū už dėmesį, jeigu kils klausimų, būtinai rašykite komentaruose ir bandysim juos atsakyti. Tai jeigu patiko pamoka, paspauskite patinka, pasidalinkite su draugais ir iki.